Pats projektas buvo rengtas 2007 metais ir jisai būtent sujungtų Geležinio Vilko gatvę su Gaučvato gatve. Nereikėtų norintiems žmonėms patekti į miesto centrą, važiuoti aplinkui ir aišku spręstų šito mazgo kamščių problemą. Jo vertė yra 31 milijonas su trupučiu. Konsorciumas, kuris laimėjo konkursą, pasiūlęs pačią geriausią kainą. Tai yra pirmą kartą Vilniuje dirbtų Latvijos bendrovė, Latvijos tiltai ir Kauno keliai. Čia, kaip buvo gerai pasakyta, simboliškai sugebėjo susitarti ir Latvija, ir Lietuviai, ir dar Vilnius su Kaunu. Darbų trukmė iki 2014 metų. Nemažą dalį darbų vertės sudaro ne tik pats viadukas, bet daugiau sudaro būtent nuotekų tinklų tvarkymas, vandens nuotekų ir požeminių komunikacijų. Plius tai yra pradžia, nes toliau kelias trečia juosta bus tiesiama iki pat išvažiavimo iki Gerosios Vilties žiedo ir bus platinamas tiltas į Vingio parką.